nuskambėtų valso garsai Jungtinė kaimo kapela. Su Simona, o tavo pavardė. Lygiai sakė. Dabar nuo Simonos rankytės priklausys jūsų laimė. Ir taip įjungiu loterijos mašiną. Iškraikite Simoną ir pabūk. Taip, mes turime pirmąjį laimingą bilietą. Žiūrėkite į savo bilietus. 008 5 5 1 0 1 0 0 4 4. Kartoju. Dovilė, kokia tu šokių kolektyvė šokė? Vadovė Aldona Pakeikienė. Kristurinė. Laimėjo prizą.
universiteto. O iš kur jūs atvykote į šventę? Jūs atėjiškis? Iš Joniškio. Oho! Mūsų šventėje nešvenčių Joniškio. Jūs tikriausiai kitą šventę viso autobusą Joniškiečių. Nu jau tikrai. Tikrai. Taip ir bus. Sveikinam jūs. Prašom, įteikėm prizą. Ačiū. Žemaičiai. Iš visos širdies sveikinu gražaus jubiliejaus progą kiekvieną iš jūsų. Linkiu žemaičiams neprarasti protėvių perduotos stiprybės, meilės savo gimtajam kraštui, meilės dainai. Džiaugiuosi, kad mano gimtojo krašto padangėje skamba dainos, vyksta kultūros renginiai. Sakoma, tauta gyva tol, kol gyva jos kultūra. Skamba dainos. Tuo gyva mūsų dvasia. Telydi Dievo palaima kiekvieną jūsų šeimos narį. O aš prižadu ir ateityje, kiek galėdamas prisidėti prie jūsų akmeniškių kultūros propagavimo, apkabindamas ir spausdamas kiekvieną prie širdies, jūsų Stasys Juškus. Keli visi čia susirinkusieji. Leiskite nuoširdžiai jums padėkoti kultūros skyriaus vardu už šiandieninę šventę, už jūsų suteiktą šiuo šaltu oru, puikią nuotaiką. Noriu nuoširdžiai padėkoti jums, įteikti padėkos raštus ir po mažytį suvenyrą. Džiugu, kad didžioji dauguma šiandien pasirodžiusių kolektyvų už mėnesio pasirodys Vilniuje vykstančioje pasaulio lietuvių dainų šventėje. Ačiū Jums už darbą, kurį Jūs tikrai padarėte nelengvomis, sunkiomis sąlygomis. Leiskite įteikti padėkos raštą mūsų svečiams, pučiamųjų instrumentų orkestro Gatauose vadovui Arnoldui Savoliui. Taip pat nuoširdus ačiū už dalyvavimą mūsų rajono meno šventėje, už Šieno kultūros namų gamta pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvo vadoviai Egidijai Čekšdaitei. Noriu padėkoti nuoširdžiausią ačiū tarp Mažeikių kultūros centro choro draugystė vadovui Ričardui Grušui. Už dalyvavimą Akmenės rajono meno šventėje. Taip pat nuoširdus ačiū Šiaulių rajono kultūros darbuotojų liaudies kapelos vadovui Algimantui Bartašiui ir jo vadovui. Taip pat nuoširdžiai dėkoju už meilę muzikai ir gerą pasirodymą rajono meno šventėje, Viešnių kultūros namų liaudies kapelos vadovui ir jo kapelai Antanui Erbickui.
mokyklos liaudies kapelos dantukų vadovui Raimondui Dievinui. Taip pat nuoširdus ačiū naujosios Akmenės kultūros rūmų mišraus choro vadovai Julijai Drozdienei ir jos chorui. Naujosios Akmenės Saulėtekio vidurinės mokyklos tautinių šokių kolektyvo vadovai Sigutei Gažy, nuoširdus ačiū. Naujosios Akmenės kultūros rūmų liaudies kapelos Akmena ir pučiamųjų instrumentų orkestro vadovui Jonui Gintauskui, jo kapelai ir jo pučiamųjų instrumentų orkestrui. Ačiū. Naujosios Akmenės vaikų muzikos mokyklos choro vadovė Meilutė Girskienė. Taip pat nuoširdus ačiū dalyvavimo rajono meno šventėje Akmenės vaikų muzikos mokyklos choro vadovai Zoidai Gulbinienei. Nuoširdus ačiū viešinių Biržiškų draugijos folklorinio ansamblio Pailsėlis vadovei Nijolei Gaudukienei už dalyvavimą rajono meno šventėje. Nuoširdžiai dėkoju ir viešinių vaikų muzikos mokyklos choro vadovui Vitaliui Lizdeniui už dalyvavimą rajono meno šventėje. Jeigu jau nėra vaikų kitas. Nuoširdus ačiū taip pat Akmenės kultūros namų tautinių šokių kolektyvo vadovai Nijolei Laševičienei. Padėkoti už dalyvavimą rajono meno šventėje ir Ventos kultūros namų folklorinio ansamblio vadovei Virginijai Mockkuvienei. Taip pat nuoširdus ačiū Akmenės kultūros namų folkloro ansamblio vadovei Angelei Norkienei.
ačiū taip pat ir moksleivių tautinių šokių kolektyvo vadovei Aldonai Pakeltienei. Noriu pasveikinti ir padėkoti už dalyvavimą rajono meno šventėje ir naujos Akmenės kultūros rūmų pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvo vadovui Linui Raciborskui. Nuoširdus ačiū Palmantų kultūros namų folkloro ansamblio vadovei Eugenijai Strebužienei. Nuoširdus ačiū Gamtos kultūros namų tautinių šokių kolektyvo vadovei Elai Smilgienei už dalyvavimą rajono meno šventėje. Taip pat nuoširdų ačiū noriu tarti ir naujos Akmenės kultūros rūmų tautinių šokių kolektyvo vadovei Birutei Viktoravičiūtei. Labai norėčiau nuoširdžiai padėkoti mūsų šventės režisieriams. Tai Janinai Smirnovai, kuri ruošė šį scenarijų. Prašom. Taip pat nuoširdus ačiū kitą antrąją režisieriai mūsų Daivai Liutkienei, kuri praeitą šeštadienį tapo ir respublikinio konkurso skaitovų Verdenė 98 laureate. Taip pat ši šventė, žinoma, nebūtų įvykusi be mūsų valdžios palaiminimo. Noriu nuoširdų ačiū už pagalbą organizuojant ir ruošiant šią šventę mūsų rajono merui Anisetui Luteikui. Taip pat nuoširdus ačiū Akmenės seniūnui Jonui Katauskui.
dar kartą visiems nuoširdus ačiū. Nuoširdus ačiū ir švietimo skyriui, be kurio tikrai ši šventė nebūtų įvykusi. Ačiū visiems. Atvyko mano kolegė iš Joniškio rajono kultūros skyriaus vedėja Liucija Bertulienė. Nuoširdus ačiū visiems dalyviams, kolektyvo vadovams ir žiūrovams už kantrybę. Šiandien, patikėkit, Joniškyje labai stipriai lyja, o pas jus nors toks oras. Dėkui už šventę. Palinkėti geros sėkmės ir skiriam šią dainą, o jūs puikiai žinot, tai pradėkit padainuoti. Uradom uličkami šventam, užkodime srasis ir broliai. Užtraukime dainą, kurią kažkada dainuoja mūsų senoliai. Užtraukime dainą, kurią kažkada dainuoja mūsų senoliai. Dėkojam visiems. Ačiū visiems. O dabar bus gegužinė iki paryčių. Bet prieš gegužinę pasiimkite raktelius. Yra raktai rasti tame mieste. Ateikite prie stalelio vedančiųjų. Vienus rado